Jis kalbėjo apie ypač prastas sąlygas šiandieną Kauno sporto halėje. Kiek pats to pastebėjai? Nu, aš manau, kad ir žiūrovai, ir visi pastebėjo, kad šiandien tikrai buvo žaisti labai sunku. Manau, atprato halę nuo tokio žmonių antplūdžio, vis dėlto vasarą karštas dienas ir sąlygos tikrai nebuvo pačios tinkamiausios, bet aš manau, kad nereiktų čia tuo teisintis, nes sąlygos buvo tokios pačios ir jiems, ir mums, ir vienas kamuolys ir viena aikštelė. Ir šiandien sužaidėm tikrai prastas rungtynes, bet gerai, kad turim laiko, praeisis klaidas ir tikiuosi jas pataisysim. Bet kas nulėmė tą prastą žaidimą ir tavo treneris? Aš nežinau, sunku pasakyti, čia yra pasirašymo dar tik pradžia ir vakar sužaidėme, atrodo, visai neblogai kaip pirmoms varžybom, šiandien buvo visiškai atvirkštinis vaizdas ir nežinau, žinokit, sunku kažkur pasakyti, manau, treneriai padarys video, žiūrėsim, kas blogai, ką. Manau, apskritai buvo tokios rungtynės negražios ir žiūrovom, buvo nerezultatyvios, daug žaidybinio broko, ką padarysim, viskas bus gerai. O gal tą blogą žaidimą lėmė ir tai, kad jūs tiesiog saugojotės ir nežaidėt pilną jėgą? Na, vietomis tikrai reikėtų dabar pabaigoje rungtynių išvis gauni laisvas tritaškį, atrodo nori mesti viską, bet bei mes, nes neaišku ar lies lanką, kadangi tokios liūdumo kamuolys, kad tas paskas, nežinau, žaisti ant ledo su gniūžtėm, labai sunku. Šitos frazės gal nedėkit, nes tikrai labai prasta. Tai dabar visi jie ir susidės. Ne, šitos frazės tikrai nedėkit, čia buvo to šaipysi. Ačiū. Ačiū.